Freemasteris 3000. Reguliavimas. Ant išjungto spaudžiam varnelę. Laikom. Dar laikom. Užsidega meniu. Spaudžiam varnelę. Užsidega kodas. Kodas 1650. Dabar kepimo laikai. Iki čia viena pusė, nuo čia kita pusė. Keisim ketvirto laiko, ketvirto paspaudimo laiką, temperatūrą, viską galima pakeisti. Nurodo, spaudi 4, užsideda ilgas užrašas, sal vištiena. Tai mes padarysim čia dabar sparnelius. Su šitom rodikliam stumdom. Tai yra sparne. Prastumėm. Tada perinkam į kitą funkciją. Tai yra ilgas užrašas kepimo. Kas kepa? Spaudžiam šitą rodiklę. Yra trumpanys. Tai vėl ne. Trumpas užrašas. Tada įmame, čia nieko nekeičiam, spaudžiam toliau. Laikas, dabar 4:30. 4:30, tai rašom 4, 3, 0. Laikas pasikeitė. Toliau. Temperatūra 178, ok. Jeigu reikia keisti, 178. Viskas ok, spaudžiam toliau. Čiukšt. Intensyvumas, aliarmas nesvarbu, exit. Varnelė. Vėl galim pasirinkti kitą ir vėl taip pat keisti. Dabar viską baigiam, einam exit. Viskas, produktai išsijungia, viskas užgesta. Off. Dabar įjungiam. Ir patikrinam. Kadangi bulvės įdėtos, tai mes bulvės išėmam. Ir patikrinam. Klausė, ar yra aliejaus. Tu spaudi OK. Ir spaudžiam 4, patikrinti, ar pasikeitė. 4:30 sparneliai. Viskas kaip ir OK. Tai taip reguliuojasi būtent Freemasterio 3000.